Kokios geros nuotaikos šiandien atsikėlei? Gal aš ką nors pražiopsojau, ko nepapasakojai? Nieko naujo. Maksi, kaip laikais? Labas. Gerai? Gerai. Labas. Prisiminimus? Jūs Felės draugės. Taip, aš Mija. Neturiu laiko, galit Felę pakviesti? Ne Felės prašymą tau skambinam. O kodėl? Mieloji, čia tu, mieloji. Kur buvai? Visą rytą ieškojau. Einam kur nors žvaigždžių paskaičiuot. Gerai, koks aš neišauklėtas, nepasisveikinau. Sveikas, bičiuli, aš Rokas. Nežinau, kuo tu vardu. Ji mano mūza įkvėpėja, mano gražiausia melodija, mano minčių karalienė. Tu Vika, ar ne? Taip. Nepykit, bet įsivedu pačią gražiausią merginą, kokią šiandien pamatysit. Nuobodžiaukit. Kągi, einu. Maniau, kad Felė mane kviečia, neturiu laiko žaisti. Palauk, aš irgi neturiu laiko žaisti. Man reikia ruoštis koncertui, išsirinkti drabužius ir dar su Marisa susitikti. Geras, paklausyk. Ar Felicita tau minėjo Marisa? Ne, viso. Palauk, ne šiaip sau tave pasikviečiau. Man labai nepatinka, kaip elgėsi su Felicita. Ką turi galvoje? Tikrai nepasiūlė man draugauti. Puikiai padarei. Felė to pasakojo? Taip, mes viską vieną kitai pasakojom. Ne tą turiu galvoje. Man nepatinka, kad jos paprašai prižadėt, kad nevalgys. Ką? Apie maistą mes nekalbėjom? Neapsimes, Maksimai. Nežinau, ar Felė tau sakė, bet ji turėjo bėdų dėl mitybos. Tikrai nereikėtų jai draust valgyti. Kaip draugė, tu tikrai esi gan netaktiška. Jeigu dėl jos reikia pabūti netaktiška, nei minutės nedvėjosiu. Supratai? Mija? Mija, ar girdėjai apie savo tėvelį? Labas. Labas. Pas mane atėjai? Ne, aš jį pasikviečiau. Kodėl? Pirmą pasakyk, kas mano tėveliui atsitiko. Jis primušė Bustamantę, per televizorių rodė. Kodėl jį pakvietei? Ką? Tegul jis pasako. Labas. Negaliu patikėti, vargšė mano mama. Siaubas, kaip jie drįsta. Žiūrėk, apie tave rašo, kad tu nesuvaldoma. Man nerūpi, ką apie mane rašo. Griuvo mano mamos karjera. Palaukit, ar tikrai čia Bustamantės darbas? Tikrai jo braižas, Bustamantės braižas. Tik nesuprantu, kodėl man mama nesakė, kad Serchijus nusprendė įspausdinti šitą straipsnį. Nesvarbu. Labai svarbu. Kaip gali būti žmonių, kurie taip duoną užsidirba? Yra tokių kaip Bustamantė, kurie užmoka. Neminėk man to asilo, nes aš jo nepasigailėsiu. Atsiprašau, sužinojau, ką parašė apie tavo mamą. Negaliu patikėti. Dar drįsti čia rodytis, pas paprašai, kad išspausdintų. Priešingai, perspėjau, kad tėvas visada išpildo savo grasinimus. Nemeluok, Javieras man pasakė, kad jis nieko nespausdins, bet tu visada nori būti teisus. Todėl nubėg ir paprašai, kad išspausdintų. Pabandyk paneigti. Ką aš pradėjai? Aš niekad taip nedaryčiau. Priešingai. Ką priešingai? Nieko. Neverta. Tu nieko nevertas. Gailiuos, kad atėjau šitą mokyklą ir su tavim susipažinau mulkį. Marisa. Paleiskit. Palauk. Ką darai? Nemesk. Gimė savo niekšą tėvelį? Neginu. Ginu tave. Nenoriu, kad tave išmestų. Čia mažiausia, ko tas mulkis nusipelnė. Negi nesupranti, kad jis ir nori, kad tu nesusivaldytum? Tu vienintelė gali su juo pakovot, Marisa. Nesileisk, tai paprastai nugalima. Tu teisus. Kodėl man padedi? Noriu parodyti, kad nesu pabaisa. Kaip galėjai pagalvoti, kad aš prikišau nagus prie tos biografijos? Nesuprantu. Galbūt tau pamelavau, galbūt suklydau. Bet taip tikrai nedaryčiau. Gali būti. Žinai, kas man skaudžiausia? Kad tu manęs niekada taip ir nepažinai. Serialo autorė Kris Morena. Vaidina Katerina Fulop, Miguelis Angelis Čerutis ir Martinas Ifeldas. Taip pat vaidina Marisa Kamila Bardonava, Manuelis Felipe Kolombas, Mija Luisana Lopilato, Pablas Benjaminas Rochasas ir kiti.
maištingas amžius. Einam. Ne, neikim į barą. Fele, noriu atsigaivinti. Einam. Einam kitur. Ne, noriu prisėsti, noriu šitą aptart. Noriu ramiai prisėsti. Einam į barą. Ne, einam su manim. Einam į vidų, einam. Kas tas muškis, kuris vaikšto su Fele? Kažkoks kvailys. Visai ne, labai malonu, kai tau kėdė pristumė. Tiesa, Fer? Taip, jis bent moka elgtis su mergina. Tikrai nežinau, kodėl Mija tave pakvietė. Į mane, kad aš tavęs prašiau nevalgyti. Norėjau apie tai pasikalbėti. Anksčiau turėjau bėdų dėl mitybos. Tavo draugė nesuabejojo man apie tai papasakot. Visai nepykstu. Ji pasakė, nes mane myli ir rūpinasi. Ir ji taip sako. Nesuprantu, Maksė. Ką turi galvoj? Fele, ar tikrai gerai žinai, su kuo draugauji? Ko nori? Ko tu nori? Tai yra, ko norėsite. Tai pasakysiu, eik. Aš jums jau pasakiau savo nuomonę, ponia Bustamante. Man nusispjauti jūsų nuomonę. Šitam apgailėtinam žurnale spausdinta gėdinga informacija. To gana, kad toj pat išmestumėte spirito. Tai, kas įspausdinta šitam apgailėtinam žurnale, kaip jūs jį vadinate, suteikia visą teisę paduoti šitą leidinį į teismą. Ką čia kalba Dunofai? Žadat ribot laisvą spaudą? Jokiu būdu. Pasisakau už spaudos laisvę, bet taip pat pripažįstu, kad reikia gerbti žmogaus privatumą. Ta nuspręs teismas. Jeigu ponia Irė nebus gėda kreiptis į teismą ir paduot skundą. Kai teismas paskelbs savo nuosprendį, tada turėsim pakankamą pagrindą apsvarstyti mokinės pašalinimą. Dunofai, nepykit, kartais nesuprantu, jūs tikrai kvailas ar tik dedatės? Šiuo atveju tikrai nieko nesidedu. Esu šios mokyklos direktorius ir nepritariu tos mokinės pašalinimui. Kaip manot, ką pasakys vadovo komisija? Jeigu komisija mano, kad jų pareiga išmesta mokinę, tegul meta, bet... O, pertrauka. Reikia eiti vaikus prižiūrėti. Atsiprašau, ponia Bustamante. Atsiprašau. Koks klaunas. Alio? Ečamendi, kaip laikotės? Čia Bustamante. Kaip laikotės? Aš gerai, tik esu šiek tiek pasipiktinęs. Ar skaitėt spaudą? Tikrai gėdinga. Aš pasipiktinęs, kaip negražu. Norėčiau apie tai pakalbėti su vadovo komisija. Ar galėtumėt sušaukti susirinkimą? Tavo tėvas šauniai pasielgė, kad Bustamante įtrenkė. Šaunuolis? Kartais jis šaunuolis, o kartais policininkas. Matai, kaip man savaitgalį sugadino, liepė iki 12 sugrįžti. Supraski, nieko keisto, kad jis bijo. Anksčiau draugavai su Manueliu, jis jautėsi saugiau, o dabar viskas pasikeitė. Prisiminiau, papasakosiu vieną naujieną. Tikriausiai nežinai. Ką? Manuelis susipyko su Sabrina. Žinojau. Kodėl nieko nesakei? Dėl tos pačios priežasties, kodėl jam nepasakoju apie tave? Man pats Manuelis pasakė. Papasakok visas smulkmenas. Kas atsitiko? Kuris kurį paliko? Palauk, kodėl taip susidomėjai? Manai, kad susipykę su Sabrina gali susitaikyti su tavimi? Ne, tikrai ne. Klausiau, kad apie tėvelį negalvočiau ir tiek. Kad apie tėvelį negalvotum.